Taip, labas vakaras visiems, kas dalyvaujate šitai paskaitoj. Tai yra 7 mūsų paskaita 24 metų paskaitų ir mokymų ciklo biolokacija bei energetika. Ir šiandien mes tęsim technikas, tęsim praktikas ir prieisim prie čakrų, stuburo čakrų, diagnostikos. Gal sakyčiau, paimsim kelis tokius pjūvius: biolaukas, aura dar kartą, stuburas ir čakras. Pradėsim, pasirašiau 2 čakrų paaiškinimus, skaidrė su 2 čakrom. Ir eisim į diagnostiką dabar jau šiek tiek. Norėtų. Patildykit, prašom, mikrofonus arba išjungit, tie, kurie neišjungit. Labai ačiū Jums. Gerai. Ir tada aš einu iš karto į pateiktis ir važiuosim į priekį, kadangi medžiagos tikrai yra labai daug. Taip, iš pradžių gal atidarysiu praėjusios paskaitos pateiktis, kur aš atsiprašau, kad neįkėliau tų paveikslėlių su maistu, aš tiesiog neturėjau laiko, aš tą padarysiu artimiausiu metu. Taip. Ir dabar mes kalbėjom ir daug dėmesį skiriam pačiom praktikom praeitą kartą. Ir minėjom, kad tai yra gydančios rankos. Mes išsiaiškinom, kaip jas atidaryti, kaip dėti ant savęs, kaip čakras harmonizuoti. Šiek tiek pakalbėjom apie tą hilerinę operaciją, kurią aš pavadinau kvantinę operaciją. Taip pat kalbėjom apie poveikį per atstumą. Nekalbėjom dar apie energijos kamuoliuką, tai yra gal truputėlį vėliau, nes tai yra daug laiko kainuojanti technika. Jinai skirta poveikiui per atstumą, kai žmogaus šalia nėra, o jisai kažkur. Taip pat ką daryti, kai žmogus yra kabinete, pas tave patalpoj, kaip tai daryti atliekant biolauko korekciją, masažą, o dabar dar nepakalbėjom apie masažą ir stuburo korekciją. Tai ką daryti su masažu, atliekant masažą. Tai vėlgi reikėtų nuo diagnostikos pradėti. Ir kuomet žmogus ateina masažuotis, tai masažistas dažniausiai turi rankas, kurios jau žino, kur yra problema, kur yra skauduliai, yra ten būna po oda tokie dariniai, juos reikia spaudyti, išmaigyti, kiti iškvėpuoja, yra įvairios technikos, kaip juos pašalintos, tokius gumbus arba tokius kaip vidiniai spuogai tokie, masažą darai ir kartais gali po odą apčiuopti kažkokį tai darinį. Tai būna vienaip, kad iškvėpuoja, kiti išmaigo, kai išmaigo tai labai skauda, bet turi atskaudėti, kadangi ten susikaupia yra krešuliai, sustojus energija ir dėl to ten tas atsitinka. Tai masažo sudedamosios dalis yra kokios? Yra glostimas, yra trinimas, yra maigymas, yra tas daužimas arba mušimas. Tai prieš pačią pirmą, pagal kurią žmogus dirba technologiją, čia jau jo kiekvienas reikalas, bet galima pasidaryti tokią diagnostiką. Tarkim, žmogus atsigula ant nugaros ir mes gulint ant nugaros galim praeiti ką? Mes galim praeiti slankstelius, mes galim praeiti čakras iš nugaros pusės ir praktiškai visas čakras pasižiūrėti. Ir iš priekio, ir iš nugaros. Ir tada, kai mes randam tas vietas, kur kryžiuojasi, arba kur švytuoklė sukasi į priešingą pusę, arba pagal asmeninę indikaciją, jeigu rodo švytuoklė ar virgulė, kad tenais neteka energija, mes tą vietą įsidėmim,
arba pačios rankos ten atveda ir tiesiog atliekam sukamuosius judesius su pirmuoju gydančiom rankom. Tai pasukam, patrinam, uždedam rankas, pakvėpuojam ir taip toliau. Na, kas susima reikia, tai vėlgi čia reikia kitos technikos, galima ženklus dėti, galima, na, praktiškai ženklai, nežinau, ar padeda dabar toks laikas, kai reikia ženklai, abejoju, man tai jie kažkaip tai nuvylė, aš nebenaudoju jų, reikia simbolių, nes toks įspūdis, kad nu, arba tai yra ne mano kanalas, arba aš per tiek laiko dar neišmokau jo naudotis, bet man neveikia, arba veikia labai silpnai, nežinau kaip kam, galbūt kitiem gerai. Tai vat atliekant masažą yra tiesiog galimybė, aš kaip dariau, kai mane įdarbino privačioje klinikoje, aš nežinau, nuo ko pradėti. Tai buvo visiškas eksperimentas ir, kaip sakoma, daryk, kaip tau išeina, va šitaip. Ir kažkaip tai vis tiek buvo tas supratimas, kur yra kokia čakra ir matai, kad žmogus, na, skundžiasi kažkokiu vienokiu kitokiu skausmu tam tikroje vietoje, gal tai yra širdis, gal tai yra virškinimo sistema, gal žarnynas, gal dar kažkas, tai tiesiog pasižiūri pagal anatomiją, pagal knygas, kur koks organas nuo kokios čakros priklauso. Mes šiek tiek jau pradėsim apie tai ir šiandien kalbėti. Ir tiesiog į tą čakrą pasižiūri giliau, pirmą nuimi paviršinę diagnostiką, dažniausiai paviršinė diagnostika dar ne viskas, paviršių čakros gali būti interferencija, ją galima pašalinti, ar tai nuimant ranką, ar tiesiog dedant ženklus, jeigu tai yra reikia, arba kvėpuojam delnais, bet yra dar ir vidinės tos interferencijos, kiekvienai čakrai pasitaiko, jeigu, tarkim, matai, kad dar trūksta jėgos toj čakrai. Atrodo, padarai valymą tą išorinį, vėl darai rankų dėjimą ant kūno, vėl kvėpuoji, vėl masažuoji, vėl kvėpuoji. Ir matai, kad dar kažkas tai kliūva, dar va tokia eina informacija, kad dar ne viskas. Tada grįžti prie tos čakros, kur jau eina informacija, kad dar ne viskas, ten dar kažkas turi būti ir tiesiog randi, aš tai darydavau taip, kad aš savo vaizduotę įeidavau į paviršių, tą verpetą viršutinį pasižiūriu, tas piltuvėlis normaliai sukasi, intensyvumas geras, bet jeigu intensyvumas blogas arba priešingas, būna taip, kad čakra nusisuka į priešingą pusę, turi jinai suktis pagal laikrodį, o sukasi prieš, arba jinai visai sustoja. Tai tada pirmas dalykas, jeigu nuimam paviršių, vat šituoklė rodo, virgulė rodo, kad yra kažkas tai paviršių. Mes tą paviršių nuimam, toliau dirbam ir po to intuicija parodo, kad dar kažkas tai nebaigta. Tada einam vaizduoti gilin ir neriam į tą čakrą ir matom ten kvapą, blogą kvapą. Būna vaizdas, ateina, kitą kartą būna ir kvapas, ir garsas. Yra viena tokia mano mokinė Šiauliuose, kurie garsais girdėjo, kaip tie visi interferentai cypia, kai juos pamatai. Nereikia net nuiminėti, vien tik tai pamatai, apčiuopi dėmesiu tą darinį ir tas darinys jau tampa nepatenkintas to, nes jisai mėgsta būti inkognito, nepastebėtas. Na va, tai kai pamatai, trauki lauk tom auksiniam pirštiniam, arba vėlgi tada į gylį eini ir duodi ženklus tenais, jeigu yra reikia. Ir tada dirbi tol, kol pamatai, kad visiškai švaru. Visos čakros masažo ar reikia seanso metu, arba kvantinį gydymą seanso metu, jeigu tai daroma ant masažinio stalo, ant nugaros ir ant pilvo, jeigu žmogus guli visom pozom, jeigu ten yra švaru, dirbam iki tol, kol būna švaru, kol palengvėja, iš veido kartais matosi žmogų, kad palengvėja, dar galima paklausti kontrolinį klausimą, ar viskas gerai. Ir tiesiog ateina, vat, dirbi su žmogum, o palengvėjimas tau ateina. Liktai tu per tą palengvėjimą darai indikaciją, kad tam žmogui palengvėjo. Nes tu praeini visą tą ciklą, kartais netgi įsijauti tą žmogų, kuriam yra problema, kuris guli ant masažinio stalo arba kėdės,
ir tu su juo dirbi. Ir tiesiog, kai jis ateina, jau tu per savo pojūčius jauti, kas jam darosi. Ir pagal savo pojūčius, kad atlikus vieną ar kitą gydymo aktą, veiksmą, tau pačiam palengvėja, tai vadinasi ir tam žmogui palengvėja, nes vat, jūs esate uždara sistema. Seanso metu, masažo metu arba bet kokio kito dvasinio gydymo metu jūs esate uždara sistema, kur jūs esate kaip tas kvantinė sriuba, reiškia, kaip tas dvi suporintos dalelės. Tai jūs per savo pojūčius galit jaust. Jūs neužsikrėsit, nes jūs dirbat ne iš savęs, ne per save, bet jūs dirbat iš šaltinio. Jūs esat pasijungę šaltinį, jūs esat būsenoj. Ir kai tenais tokioj būsenoj esam, jeigu mes esam tiesiog vedini to vidinio jausmo, ką reikia daryti ir jaučiame tą srautą, tai tada ir jaučiam galimai tą blogumą, kurį žmogus patiria, bet jo nereikia įsigąst. Jo nereikia įsigąst, tada reikia jį arba iškvėpuot, arba tiesiog išleist per save, tiesiog išleidi. Vat. Jeigu jauti, kad jau kimba prie tavęs, bet tai tikrai būna iliuzija, arba tai būna ne visai tiesa, kad prie tavęs prikimba. Kartais mes įsigastam, kad prikimba ir iš tikrųjų tada gali ateiti tas pavojus, kad prikibs. Bet būna labai retai taip. Bet iš esmės svarbu, kad nebūtų to tokio išgąsčio pirminio, kad aš jaučiu, ką žmogus jaučia ir man nuo to darosi baugu. Ne, tu tą priimi kaip indikaciją, kaip prietaisų skydelį, nes tavo virgulės rankoje arba šituoklis. Vienas dalykas, toliau atsidaro kita indikacija, kuri yra tu pats. Ir tada jau per tos subtilius pojūčius tu jauti to žmogaus būklę. Bet tai nereiškia, kad tu perimi tą žmogaus būklę. Tiesiog tu per save tą jauti. Ir tada toliau dirbi, nes tu dirbi per šaltinį. Ir tiesiog viskas išeina. Tu pats jauti, kai žmogui pagerėja. Va, tas yra jausmas toksai subtilus, labai, jisai įdomus. Ta prasme, kad tu pergyveni tai, ką žmogus pergyvena gulėdamas ant stalo, ant masažinio stalo. Tai va, tokie niuansai yra. O stuburo korekcija, mes truputėlį apie stuburo korekciją pakalbėsim, kai eisim pirmą čakrą, nes pirmą čakrą priklauso nuo stuburo. Taip, ir dabar gal apie gydančias rankas truputėlį dar konkrečiau pakalbėkim. Nes tos technikos bus mums reikalingos. Šalia virgulių, šalia švytuoklių reikalinga ir technika. Arba jūs pasirenkat reikia, arba teta healingą, arba kosmoenergetiką, arba kvantinį gydymą. Tai, kaip sakoma, visi tie mano išvardinti dalykai yra to paties energijų medžio dalys. Tai vis tiek mes dirbam su ta kosminė dvasinė energija. Jų, aišku, vėl sluoksnių labai daug. Mes galime imti praną iš aplinkos, mes galime imti šaltinį iš viršaus, šaltinį iš apačios, abu šaltinius, visus kartu šaltinius naudot. Bet jeigu taip sumą paėmus, tai mes imam tą kosminę energiją ir atiduodam. Tai va, kaip paruošti tas gydančias rankas, aš dar kartą priminsiu, kvėpavimas iš šaltinių. Tai va, šaltiniai gali būti keleriopi. Ir vieną iš tokių šaltinių paminėjau praeitą kartą, tai eteris. Eteris arba čiki prana, ta pati žemiausioji prana, ką dar kiti vadina gyvybinė energija, tai ir yra tas reiki, tai arba ta teta healingas vadinamas, irgi tą pačią energiją dirba. Tai esmė tokia, kad aplink mus, ten kur mes esam, yra ir dar vienas elementas yra eteris, tai yra energija. Ir mes kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, kai įkvepiam, mes įkvepiam ne tik tai orą, bet ir eterį. Ta atlieka tos alveolės plaučiuose, kurios sukasi kaip verpetai, o ten, kur sukiniai, kur sukimosi momentas, ten yra paima tą eterį. Viskas, kas sukasi, ima eterį. Viskas, kas sukasi, ima ne tik tai eterį, bet ir aukštesnio prado energijas. Nes įsivaizduokit, vamzdis arba sūkurys, jisai sąveikoja savo pakraščiu su oru, su ta substancija, kuri sukasi,
ir paėmė šitas substancijos mikro nano lygmenyje energiją. Ten gaunasi labai didelis koncentracijos energijos tame pakraštyje tarp sūkurio ir tos substancijos. Tarkim, oras, ar ne? Oras sukasi ir arba tas sukinys gali būti labai mažas, kaip, pavyzdžiui, plaučių darbe, tas sukinys gali būti labai didelis, kaip, pavyzdžiui, čakra. Tai ir vienu kitu atveju mes paimam tą eterį, bet jeigu mes dar sąmoningumą į tai įpinam, tai mes jaučiam, žinom, matom, kad mes su oru paimam tą energiją, tai mes iš tikrųjų ją ir paimam. Ir po to ją, kaip norim, mes su ją ir elgiamės, atidavinėjom ten, kur reikia gydyti. Tai va, tos rankos paruošiamos labai paprastai, delnai į viršų, kvėpuojam kurį laiką delnais, tiesiog kvėpuojam ir po to pridedam papildomą komandą, kad mes ne šiaip sau oru kvėpuojam, bet kvėpuojam ir dar tą energiją kartu su oru. Ir tada pajaučiam, kad delnai šyla ir kaista, jie tampa tokie dilgčiantis. Tai yra aiški indikacija, kad mes operuojam dar ir su šiluma, apart gyvybinės energijos. Tai kai mes tada uždedam tas rankas ant žmogaus, tai mes siunčiam jam ir elektromagnetinį impulsą, kas yra šiluma arba šilumos fotonas. Ir būtent ta šiluma, kartu su ta šiluma ateina ta gyvybinė energija. Yra toksai fizikinis matmuo, kažkur tai skaidrėse vėliau jisai atsiras, kuris vadinasi SAR. Tai SI sistemos matmuo, kuris kalba apie tai, kiek fotonų gali sugerti kvadratinis centimetras audinio. Tai štai va tokių matmenių matuojami, pavyzdžiui, bet koks elektromagnetinis prietaisas, kuris spinduliuoja iš savęs, tarkim, radio bangas, mikrobangas, tą pačią šviesą, tą pačią šilumą. Ir tai yra fotonai, kurie sąlytyje su audiniais į audinį įeina. Ir įeina jie tam tikrą gylį. Yra į tam tikrą gylį įeina po odą. Ir kiek tų fotonų įeina, kokia skverbtis eina į gylį, tiek yra sakoma, kad tai yra gerai arba labai gerai, kuo daugiau, to geriau. Jeigu pamenat vyresnės kartos, kas lankėte vaikystėje fizioterapijas po gripo, po plaučių uždegimo, tai vaikų daktaras išrašydavo lankyti fizioterapiją, kur tokios rankos uždeda vieną ant priekio, kitą ant nugaros. Ten ta vadina ultra trumpųjų bangų diapazono bangos siunčiamas, jos irgi lygiai taip pat veikia, jos šildo paviršinę odos sluoksnį ir skverbiasi tie fotonai į vidų ir atpalaiduoja poodinius sluoksnius. Va taip veikia panašiai mūsų tos gydančios rankos. Lygiai taip pat galima po to praplėsti tą ranką, suvokiant, kad šyla ir pirštai. O tam, kad pirštų dar suaktyvinti, mes juos atidarom. Atidarom ir jie mums tampa kaip ranka didesnė, tokia didesnė ranka. Ir tada galim pasikasyti delną vienu pirštu, kitu pirštu ir mes jaučiam tą tokį kontaktą, galim sieną pabandyti paliesti, ten priešais langas, stiklas, aš matau, paliesiu. Ir jeigu mes aiškiai jaučiam tą materiją, kurią mes bandom paliesti tuo eteriniu pirštu, tai yra jau gerai, vadinasi, mes pasiruošę. Tai va, tas pratimas yra labai svarbus tom rankom paliesti kažką, kas yra toli. Na, tarkim, aš bandysiu dabar paliesti, dabar aš esu Kretingos rajone, paliesiu kokį nors kitą objektą, tarkim Vilniui, kokį nors ten stulpą elektros tam tikrom vietoj. Aš jaučiu tas, žinau, kur jisai yra, aš jaučiu oro temperatūrą, jaučiu metalą, kurį aš jaučiu, čiupinėju aš tą metalą ir puikiai aš netgi to metalo kvapą jaučiu.
ir matau, kas to stulpo viduje yra, kokie laidai ir taip toliau. Tarkim, kitam kambarį yra katinėlis, aš irgi einu kiaurai ranko prie to katinėlį, žinau, kur jisai guli, aš aiškiai jaučiu plaukus, jaučiu, kaip jisai murkia, kai aš jį glostau ir panašiai. Tai vat, pabandykite dabar pirmas dalykas aktyvinę rankas, atidarę tos pirštus. Kiek reikia kvėpuoti rankomis, čia kiekvienam asmeniškai, svarbu pajaust, kad jie šyla, kad jie yra aktyvūs. Ir tada pirmo numeriu mes pabandom pratestuoti daiktus, kurie yra arti, bet aš dabar sėdžiu, negaliu pasiekti, yra ta siena, arba ta siena, arba čia prieš mane alembikas toks stovi varinis. O kitų pratimų pabandykim paliesti daiktą, kuris yra kažkur, bet aš jo nematau. Tai gali būti kitas kambarys, kitas pastatas, kita vieta. Ir tada aš aiškiai turiu pajausti konsistenciją to daikto, kurį aš liečiu. Po to galim prieiti prie žmogaus ir jeigu jūs turite žmogų, kurį be galo mylite ir jisai toli, tai tiesiog pabandykite prie jo priliesti ir paglostyti, apkabinti, pajaust to žmogaus struktūrą. Lyg tai jūs šalia esat ir apsikabinat. Ir kas įdomu, kad tas žmogus, kuris apkabinamas yra per didelį atstumą, kai jūs tą darot, jisai irgi tą jaučia, bet jisai, kai nepasakot, jisai jom tuo momentu gali pagerėti, nuotaika pakilt, šypsena, ten dar kažkas tai. O jeigu dar susitarsit laiką, kada tas vyks, tada dar tas didesnis efektas gali vykti, kad jisai dar labiau pajaus. Tai štai, vat, bandom paliesti tai, ko nėra, tai, kas yra, ir po to tai, ko nėra. Bet mes žinom, kad tas kažkur yra. Ir bandom prisiliest, pajaučiam, jeigu liečiamės metalą, koks tas metalas, jeigu liečiam varį, koks tas varis, jeigu liečiam plytas, kokios tos plytos, medis. O dabar aš prisiliečiu prie medžio, kuris yra už lango, ir aš jaučiu to medžio struktūrą, žievę, kvapas ateina, temperatūrą ir netgi kažkokie tai vabalėliai, jeigu vaikšto, tai aš irgi tą matau arba jaučiu. Tai va tokie dalykai, jie yra kanale arba būsenoje atliekami ir nereikia čia labai savęs spausti, tiesiog reikia atsipalaidavusiai pabandyti tai padaryti, įjungus vaizduotę. Pradžioje gal jungit vaizduotę, įsivaizduokit, kad liečiat, bet jūs pabandykit liest. Arba įsivaizduokit, kad yra daiktas, kurio nėra kambarį ir jūs prie jo liečiatės. Ir pačiupinėti jo struktūrą. Tai va, tada, jeigu tas pavyksta, gali tai pavykti iš karto, gali būti ne iš karto, gali tam prireikti, kelių pratimų. Bet esmė kokia, čia vėlgi tas kvantinės fizikos fenomenas suveikia. Jeigu aš turiu kontaktą su kažkuo, tai mano protui toliau nėra skirtumo, ar mūsų skiria didelis atstumas ar mažas, mes ir toliau išliekam tas pats daiktas esantis skirtingose vietose tuo pat metu. Mes kontaktuojam, mes išeinam, o tas kontaktas gali būti žodis, gali būti vaizdas, gali būti koncentracija į kažkokią tai garsą, kvapą. Tai gali būti belekas, bet tai bus kontaktas. Tie kontaktai gali būti visom 5 juslėm. Bet tada smegenyse atminty tas kontaktas išlieka. Ir kai tu tai prisimeni, tu realiai prisilieti prie to žmogaus, kuris arba prie to objekto, kuris yra toli. O čia labai yra svarbu įsidėmėti šitą metodiką, kadangi čia yra vienas iš pagrindinių momentų tiek diagnostikoje, tiek gydyme. Nes jeigu mes prisiliečiam prie kažko, ko nėra arti, prie kažko, ko negaliu pasiekti, bet mes pasitelkę vaizduoti tą padarom, tai mes galim gauti informaciją ir apie tą, 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 ir apie
ką mes norim pažiūrėti, pagydyti ir duoti kartu tą gydymą. Tai atrodo, kad kosmosas mes negalim nuskrist sekundės dalimi kažkur ir būt šalia kažko tai, kas yra labai toli, bet iš tikrųjų tas įvyksta bet kokiu atveju, jeigu mes vaizduotėje arba pasitelkę vaizduotę tą padarom. Jo labiau, jeigu dar ištariam vardą, jo labiau, jeigu mes pajaučiam kvapą to žmogaus, bet kokio daikto, aš tik tai pavyzdį sakau, kad žmogus, jeigu pajaučiam situaciją, tai iš karto tiltą daro protas, sąmonė, vat kaip tam eksperimente, sako, jeigu čia yra laikas erdvė, jeigu mes tą laiką erdvę sulenkiam ir perduria, čia atsiranda kirmagrauža. Tai lygiai taip pat mes tą erdvę galim protų sulenkti, padaryti kaip harmoškę. Ir tada tas atstumas, tarkim, 100 kilometrų bus kaip pusę metro, ką mes galim ranka pasiekti. Aš bandau taip vaizdžiai papasakot, kaip tas efektas vyksta, bet tai yra realu, tai visiškai realu. Tai va, tai po to uždedam tas rankas ant probleminės vietos, galima tiesiog ant žmogaus per atstumą ir tas įvyksta. Tai va, ir kas yra įdomu, kad jeigu naudojam kvantinį gydymą, tai mes nenaudojame jokių ženklų, jokių simbolių, kas norit galit naudot, tas tam netrukdo. Jeigu reikia kartu darom su kvantiniu gydymu, tas tam netrukdo. Naudojimas kvėpavimas ir vizualizacija ir valia, va tie 2-3 dalykai. Gydovas dirba mentaliniam lygyje, gydovas yra energijos pompa ir paskirstytojas, gydovas yra kanalas, pacientas, kuriam reikia energijos, tai jisai priima, kadangi jam reikia jėgų keistis, apie tai kalbėjom. Ir gydovas pacientas yra vieninga sistema, uždaras kvantinis laukams, kuriame gydovas yra aktyvioji pusė, nes suteikia energiją, suteikia impulsą keistis. Vadovas primena pacientui jo būseną, kad jisai sveikas, pacientas keičia požiūrį į save ir tas požiūris tampa jo naujų kūnų. Tai va, jeigu tai yra kažkokia tai simptomatika, mes tą simptomatiką galim vaizduoti pasitelkus valią, ketinimą tiesiog išimti ir uždėti tą švarę simptomatiką be simptomų. Bet vėlgi tada reikia suvokti vieną tokį paprastą dalyką, kodėl ta simptomatika atsirado. Ir tada mes be regresijos, be gilesnės analizės neapseisim. Kodėl žmogų kamuoja viena ar kita simptomatika ir panašiai. Tai va, einam toliau. Jo, dabar dar praeitą kartą užsiminiau ir šiek tiek ir dabar mes apie tai kalbėjom, bet dabar čia rankos kišimas į vidų, nebijokite kišti ranką vaizduotėje į ten, kur norit kišti. Ir jaučiate ir matote, kad ten reikia traukti lauk kažkokį tai svetimą daiktą. Kartais užtenka to, kad mes jį įvardinam kaip interferentą arba negatyvą ir jau jisai dingsta. Kartais užtenka duoti komandą jam išeiti, valia, ketinimu ir jau jisai išeina. Bet kokiu atveju, jeigu pritrūksta įsitikinimo, kad tą mes padarėm iki galo, galim įkišti tą ranką ir ištraukti. Tai va, mes pasitelkę vaizduotę, išvalome pažeistą vietą, ranką nuimam, neutralizuojam ugnyje arba vandenyje su druska. Tokiu būdu nuvalomi parazitai esantis ant biolauko auros pakraščio. Tarkim, jeigu mes valom išorinį paviršių biolauko auros, o taip pat ir į vidų eina. Bet dauguma būna nugaros srityje, mes turėjome apie tai vaizdelį, prie to dar truputėlį irgi vėliau prieisim. Po to darom harmonizaciją, rankas ant ugnies padedam, mes jas ugnies stichijai neutralizuojam ir tada vėl pakvėpuojam, jeigu mes išvalom, išėmėm taip toliau, uždedam ant čakrų ir tą metodiką, kurią aš praeitą kartą naudojau, darykit arba savaip.
galit ir kvėpuodami mes harmonizuojam. Kartais net nereikia ant čakrų dėt, tiesiog uždedi ant žmogaus ir kvėpuoji. Geriausia yra, jeigu taip nesigilinant, ant širdies ir ant nugaros, uždedi šonu, taip sėdint, paleidi kvėpavimą ir po to žinai, kad ta energija vis tiek ras kelią ten, kur jai reikia nueiti ir sutvarkys ten reikalus, kur jai reikia sutvarkyti. Tu ją pasitikė tą energiją, jinai kaip vanduo, kaip tas gyvas sidabras randa kelią, kur yra negatyvas, kur yra blogai, jinai ten viską tvarko ir tu tik tiesiog stovi ir kvėpuoji, stovi ir kvėpuoji ir tada tu jauti, kaip žmogus keičiasi, tau irgi ateina tas jausmas, kad yra viskas gerai ir vadinasi, tai yra raktas, darbas yra padarytas. Su kitu žmogum galima daryti tą anatomijos, štai kodėl anatomijos atlasai reikalingi. Dar čia apie kabaliuką mes neprašnekėjom, bet ateis laikas pakalbėsim ir apie šitą techniką. Anatomijos atlasas reikalingas tam arba tiems, kurie neturi medicininio išsilavinimo arba nesidomi žmogaus anatomija. Tai yra dauguma žmonių, man tenka irgi susidurti su tuo, kad nelabai žino, kur yra kepenys, kur yra skrandis, kur yra blužnis, kaip veikia organizmas, kaip veikia metabolizmai, kaip veikia hormoninė sistema, kaip veikia nervų sistema, kaip veikia čakros. Jie dažniausiai nieko apie tai nežino ir vat reikia jiems kažkokios tai pradinės informacijos apie tai, kas jame dedasi, kokie dalykai. Ir todėl tas anatomijos atlasas iš vienos pusės yra kaip medžiaga tau pačiam, kadangi gali susigaudyti. Iš kitos pusės tai irgi žmogui pagalba, kadangi jisai jau žino, tu aiškini pagal knygą, nes ypatingai jaunimas nelabai suvokia tokių dalykų, kas jų viduje dedasi, reiškia. Ir medicina neaišku, ir daktarai neaišku, ir nieks neaiškina, tai ateina, išrašo vaistus ir viskas. Tai va, ir diagnostikai labai gerai knyga, nes tada galim irgi daryti diagramas, daryti daugianarę sistemą, išvardinant vietas, kur galimai gali būti priežastis susirgymo. O taip pat viskas atliekama intuityviai, tiesiog per nuojautą, per tą vedimą. Rankos pačios randa tą vietą, energija pati randa tą vietą ir tiesiog užtenka kartais būti šalia žmogaus. Jau kartais vad būna dar tik tai tariesi dėl susitikimo ir žmogus, kol atvažiuoja iki tavęs, tai jau arba kol sulaukia laiko, kada įvyks seansas, jau jisai būna beveik pasveikęs. Nu, vadinasi, tie procesai jau užsiveda ir tos energijos jau vaikšto. Va šitą va techniką aš rekomendavau, kaip pamatyti aurą. Kaip pamatyti aurą. Ir vėlgi galime tą aurą pajausti, jinai turi savo spalvas, turi savo kvapą, turi savo įvairias konsistencijas, kurią galima subtiliam plane matyti, jausti. Tai vėlgi, kaip tą padaryti, kaip tą geriau padaryti. Paprasčiausiai dabar šitas pratimas, jisai iš kitos pusės atidaro truputėlį jums tą kankorėžinę liauką ir tą televizoriuką, kuris reikalingas, kad matyt energijas ir kad matyt subtiliosius kūnus ir visą žmogaus tą vidų subtiliam plane. Kaip dabar mes tą darom? Atsisėdam patogiai. Šiuo atveju nesvarbu, ar pacientas yra pasiekiamas per atstumą, ar čia ir dabar yra. Toliau sutelkėme dėmesį į kvėpavimą, mes savo kvėpavimą stebim kokias 1 arba 2 minutės. Vaizduotėje piešime aplink save paciento kūną, taisyklingos formos sferą aplink kiaušinio formos. Tokį permatomą apvalkalą. Čia yra 23. Paprašome visatos parodyti realų auros arba biloko vaizdą ir stebime, kaip tas idealus vaizdas persitvarko arba transformuojasi į realų vaizdą. Kitaip tariant, mes idealizuojam žmogaus lauką, auras
nupiešdami jas taisyklingai. O po to leidžiam, kad parodytų, kaip yra iš tikrųjų. Paprašom, kad parodytų, kaip yra iš tikrųjų. Kartais nutinka toks anekdotinis atvejis ir kartais dažnai, kai mes bandom pamatyti aurą taisyklingą, tai ta taisyklinga aura ir pas tą žmogų pasidaro. Ir po to, kai mes paprašom parodyti realų vaizdą, tai mums jisai nesidaro ir mes toliau taisyklingą aurą matom. Bet tada reiktų pasakyti prieš 5 minutės arba prieš 10 minučių, prieš 20 minučių. Ir tada bus tas vaizdas, kuris iš tikrųjų buvo. Galbūt netgi po mūsų seansų toliau toksai gali išlikti. Bet mums yra svarbu tas vaizdas, kuris yra simptomatika, yra indikacijos, kur viskas yra, per tą vaizdą galima spręsti, kur yra blogai, kur yra gerai. Ir galim vėl duoti komandą, jeigu matom subliūškusi, neteisinglingą tą biolauką, aurą, kaip čia mes matom, negražių spalvų, netaisyklingą, tai mes galim duoti komandą, kad jisai būtų taisyklingas. Va, tiesiog duodam komandą, valiai išreiškiam, matom, kaip viskas tvarkosi, nuleidžiam švarų vaizdą, padarom švarų vaizdą ir per pojūčius asmeninius, ir negi tai matysis per virgulę šituoklės, kad keičiasi ta žmogaus būsena vidinė. Tai vėl tokie dalykai. Tai va, ir fiksuojame, va čia dar pasakytina tai, kad kiekvieną kartą, kai mes darom diagnostiką ir darom gydymą, mes žmogui turim pasakyti, ar jau yra gerai, ar kaip yra gerai. Jeigu žmogus pasako gerai, tai mes turim tam pritarti, nes iš tikrųjų mes fiksuojam jo pasąmonį tą gerai. Ir tada įsijungia tame žmoguje irgi gijimo procesas, nes jisai galbūt iki tol buvo labai neigiamos nuomonės apie save, apie savo sveikatos būklę, nes nieko nedarė, gal tingėjo. Ir mes tada traukiam žingsnis po žingsnio jį į šviesą, pritardami jo paties minčiai, o tos mintis būna paremtos vidiniais jausmais, pojūčiais, kad viskas gerėja. Ir mes pritariam. Atsiprašau, patėlykit mikrofoną, jeigu galit. Tai vat, mes pritarėm ir tai tada jo galvoj fiksuojasi tą naują būseną ir mes tą iškeliam naują būseną į paviršių. Ir tada jisai nebežiūri atgal, nebežiūri tai, kas buvo blogai, o jisai jo sąmonė persikelia čia ir dabar, kur yra gerai. Bet po to jo įpročiai, aišku, ieškos to blogumo, tų blogų dalykų ir vis tiek bandys tas negatyvės būsnes iškelt iš praeities. Dėl to, kad žmogus taip yra įpratęs. Dėl to, kad jisai taip yra įpratęs. Visą laiką fiksuoti tai, kas yra blogai. Netgi kartais lyga būna profesija. Yra žmonių, kurie nenori pasveikti. Ir jie eina pas daktarus, po to pas gydovus, su tikslu, kažkiek tai tą būseną valdyti, bet jokių būdų neišsigydyti iki galo. Todėl, kad jiems tai yra tam tikras resursas, šaltinis, ta jo būsena, ta lyga yra kaip ir vampiravimo arba energijos gavimo, gal kitokių resursų šaltinis arba priežastis jos gauti. Tai yra galbūt netgi kartais būna, kad žmogus nori to rezultato išgyti ir įmanoma, kad jisai gali išgyti energetiniu būdu, jeigu jam mes padėsim. Bet yra dar jo artimieji ir aplinka, kurie to visiškai nenori, nes jiem yra patogu turėti šalia žmogų sergantį. Vėlgi ten yra vaidmenys, kur kažkas tai vaidina ten gailestingai seselę toj šeimoj, o tas vaidina kokį nors sunkiai sergantį. Bet iš tikrųjų ir vienam ir kitam reikia duoti gerai per galvą, kadangi čia yra vaidyba ir teatras. Tai jeigu vienas iš tokios rolės dalyvių, iš to spektaklio dalyvių pradeda susivokti ir eiti link sveikatos, domėtis galų gale, tai tas antras gali būti nepatenkintas, nes jam griūva ta hierarchija namie. O tokių dalykų gali būti labai daug. Ir
Jūs susidursit savo praktikoje su daug tokių atvejų. Tai va, nekreipkit dėmesio, tiesiog reikia padėti žmogui ir viskas. Tai va, dar apie širdies kamuoliuką. Vėl man tas sakinys iškrenta, tai aš turiu apie tai pakalbėti būtinai. Tai yra technika, kvantinė gydymo technika, kuri pakankamai detaliai yra aprašyta Richardo Gordono antrojoje knygoje Quantum Touch 2.0. Jos esmė labai paprasta. Mes irgi atliekam meditaciją, bet tam, kad nuvest protą į stebėjimą kažko, tarkim, širdies plakimą, įkvėpavimą. Na, kaip ir bet kuriuo atveju mes darom tą meditaciją, mes į kažką sutelkiam dėmesį. Ir tada pajaučiam kitą dalyką, kad, pavyzdžiui, širdies plote, ten, kur yra širdies čakras, atsiranda toksai objektas, jis yra kupinas meilės, begalinės meilės. Ir jisai šyla, turi savo temperatūrą, jisai kaista, mes jį stebėm, kaip jisai kaista. Tai vyksta meditacijos metu. Ir po to tą objektom galima išimti iš savęs, arba teleportuoti, arba nusiųsti kažkam, kam reikia gydymo. Bet labai paprasta esmė. Negi tuo atveju, kai mes darom tą kanalų harmonizavimo meditaciją, mes jaučiam ir įsivaizduojam, kad tie du kanalai, pirmas, kuris ateina iš šaltinio, kitas iš žemės, jie per širdį susitinka, širdies plote susiformuoja mažesnė sfera, tai va tą mažesnę sferą, kuri kaip mikro makro atitinka visą bendrą žmogaus lauką, joje labai daug meilės, labai daug pozityvo, labai daug švarios energijos, jie galima kaip spindulį kažkur siūsti. Galima a priori aplink, harmonizuotą aplinką, kur tu esi, tiesiog įsivaizduojant, kad iš tavo širdies eina spinduliai aplink. Bet tu gali tą sutelkti arba sukoncentruoti į vieną kryptį, tarkim, į žmogų, kuriam reikia pagalbos, arba į objektą, kur reikia harmonizuoti. Ir viskas, va, visa ta kamuoliuko technika į tai ir susiveda. Tai va, ir dabar apie masažą kalbėjom. Kvantinis stuburo gydymas. Truputėlį dar anksti apie tai. Ir dabar galbūt aš eisiu į kitą pateikti, šitą išjungsiu ir įeisiu jau į kitą temą, kuri yra su diagnostika per čakras. Arba diagnostika naudojant čakras ir žmogaus kūno sistemas. Tas technikas mes pasiliekam arsenalę, mes jas daug mažinom, mes dar jas aptarsim, jeigu kas nors neaišku, bet iš esmės mes jas turim šalia pasidėję. Ir dabar mes žinom, kaip reikia diagnozuoti, mes turim tas technikas ir kaip visą tai panaudot. Tam, kad visą tai dar geriau panaudot, tam, kad visą tai dar geriau naudot, kad atsekti problemas tam tikras, kur reikia lokacijos gilesnės arba didesnio fokuso į tam tikrą vietą. Tai mes naudojam du tokius šaltinius. Na, sakykim, tris. Tai pirmas. Tai yra čia žmogaus vidaus organų sistemos ir čakralinė sistema. Gal va štai va paveiksliuke viskas tas atsispindi geriau. Ir trečia, stuburo sistema. Stuburo sistema. Kam mums reikalinga vidaus organų ir struktūrų sistema? Tam, kad mes ieškodami per čakras arba pirmiausia diagnozuodami čakras, randam, kad jos neveikia arba ten yra interferentų, tos čakros yra susiję su vidaus organais. Ir tada galima įeiti į tam tikras vidaus organų sistemas, ar tai darom vidinę akim, arba tiesiog per nuojautą, mus tiesiog ten nuveda, randam pažeistą organą vienoje iš tos sistemų. Bet tai irgi tik tai
iš tos serijos, kad čia ir dabar žmogui padedam, tam, kad jisai geriau pasijaustų. Čia kaip greitoji pagalba. Iš esmės, jeigu mes prieinam prie tam tikro organo ir matom ten interferencijas, tai tos interferencijos mus gali privesti ir prie priežasties. Tiesiog visą laiką reikia klausti, kodėl taip atsitiko, kad tam žmogui, tarkim, kepenys netvarko arba širdis. Jeigu mes matom, kad yra tikrai tenais pilkai tamsi masė arba kitokia interferencija arba tiesiog porčia uždėta ir mus nuvesi prie priežasties. Galbūt ta priežastis mums vizualizuosis ne taip, kaip tam žmogui, o galbūt kitais žodžiais, kitais vaizdiniais, kitom energijom. Ir tada mes turim iškomunikuotą. Ir tada gaunasi labai įdomus subtilus dalykas, kad mes kalbam lygtai su tom žmogum skirtingom kalbom, skirtingom savokom, bet jaučiam, kad tai yra kalba apie tą patį. Tada jisai atsimena, nuo ko tas prasidėjo, jisai permastų priežastį, nes jisai atriša, ar tai buvo ten šeiminė situacija, ar tai trauma, ar tai kažkoks karminis mazgas, ar sutartis karminė dėl kažko tai. Tai va, tai kartais būna ir prisirišimai prie ateities, prie praeities ir taip toliau. Visą tai galima atrišti, tai po to vėl grįžtam į čia ir dabar, į tą patį vidaus organą, pasižiūrim, kaip jis atrodo. Ir netgi tokio paprasto veiksmo pasiekmėje galima matyti, kaip atsipalaiduoja tiek vidaus organai, tam tikri, kurie prieš tai buvo pažeisti ir mes tai fiksavom, o taip pat ir pati čakra, nes jinai atsigauna, ten dingsta kažkokie tai tamsūs dalykai, pilkos masės, juodos masės, visokie kryžiai, ten uždėjimai, porčios, blogos akys, jos dingsta savaime. Na, aišku, tam, kad užtvirtinti tą veiksmą, mes galim dar atlikti tuos veiksmus, nuvalyti, į vidų išvalyti, tiesiog siūsti energiją. Tai va, visą tai netrukdo, kaip tik padeda. Tai va, ir tada tokiu keliu galim greitai pakankamai ir nesudėtingai žmogų, vėlgi, tikslas koks? Atpalaiduot, kad jisai čia ir dabar rastų tuos įrankius, rastų tuos mechanizmus savo viduje eiti toliau į priekį. Juk mes nesiruošiam šitą žmogų viską išspręsti. Tokio tikslo net nėra. Mes norime suteikti žmogui impulsą eiti į priekį. Va čia yra pagrindinis tikslas. Ir tada jisai pas gauna tą energiją ir jisai dirba. Ir jeigu tik tai kažkoks klausimas jam vėl iškyla, kaip neaiškus, ir jisai vėl negali jį pats asmeniškai, savarankiškai atsakyti, jisai kreipiasi vėl į gidovą ir vėl mes iš naujo žiūrim. O galbūt išlenda kažkokie tai simptomai papildomi, kurie anksčiau buvo paslėpti, kaip, tarkim, lietai tekantis uždegiminiai procesai, kurie nebuvo kaip problema, jie atsirado vėliau, nes pradėjo greičiau tekėti energijos ir išjudino kažkokius povandeninius akmenis. Taip gali nutikti. Taip dažnai nutinka tais atvejais, kai mes patys atliekam dvasinės praktikas. Tarkim, mes medituojam, lankom jogą, dirbam su savim. Ir ypatingai, kai būna tokie slenkstiniai laikotarpiai, jie pas kiekvieną žmogų būna individualūs, priklausomai nuo horoskopo, nuo begalės kitų aplinkybių, tai tais slenkstiniais įvykiais arba momentais mes patys galim jausti, kad mums kažko trūksta ir vat, kartais patys savo būnam tokiam kaip ir įstrigime ir tada reikia vieni kitų pagalbos, kad praeit toliau, į priekį nueit, kad neužstrigt. O tai pasireiškia per simptomus. Per simptomus, tarkim, išlenda visą gyvenimą nebuvo kažkokios tai ligos, žmogus rūkė, gėrė, ten blogai gyveno labai, maitinosi belia kaip, viskas buvo gerai. Tik pakeitė mitybą, tik pakeitė energijas, kurias jisai vartoja, mąstymą pakeitė, požiūrį į save. Ir kaip puokštė eina iš vidaus kažkokie papildomi dalykai, kaip susirgymai, kaip traumos, kažkur tai patirtos, užmirštos.
ir visa tai pavirsta į kažkokius psichosomatinius dalykus, vidinius skausmus, arba kažkokius tai, na, sunku net kartais žodžius parinkti, kiekvienam žmogui tai atskirai ir savaip vyksta. Tai vat, jeigu tos dalykus mes fiksuojam, tada vėlgi reikia sutelkt dėmesį į tai ir bandyt suvokt, o kodėl taip atsitiko, kodėl taip įvyko. Ir tiesiog užduotą klausimą ir tas klausimo uždavimas nuveda prie šaltinio, kada tas prasidėjo, kaip sakoma matricoj, ką reikia daryt, jeigu nori spręst problemą, reikia grįžti į pradžią. Grįžti į pradžią, tada išspręsi. Negalėsi grįžti į pradžią, murkdysies toj pačioj situacijoj iš naujo, iš naujo, iš naujo. Tai va, pažink save. O kas yra grįžti į pradžią? Tai yra pažinti save. Giliau pažinti save visuose tose aspektuose, kurie buvo, kurie yra ir kuriuos dar gal ko gero teks kiekvienam patirti. Nu va, truputėlį aš nubridau į lankas, bet einam toliau. Ir čia dabar pagrindiniai žmogaus organai struktūros. Tai mes matom, kad yra, kokie tai yra. Tai griaučių sistema, raumenų sistema, nervų sistema, endokrininė sistema, kvėpavimo sistema, širdies ir kraujagyslių sistema, limfos sistema. Limfos sistema kai kas priskiria prie šalinimo sistemos, taip pat virškinimo, dauginimas. Ir dabar va šitoj va lentelėj yra čakros, dar viena lentelė apačioj išlys, kur per čakras matysim vidaus organus arba sistemas. Ir tarkim, pirma čakra, ne, tai va akivaizdžiai tai yra griaučių arba raumenų sistema. Tai yra pirmos čakros pagrindiniai organai ir dar prie pirmos čakros pagrindinių organų mes galim priskirti odos arba paviršinių audinių problemas. Bet iš esmės tai yra griaučių ir raumenų sistemos. Iš dalies oda, iš dalies reprodukcinė sistema, bet tik tai iš dalies. Tai va, ir prie nervų sistemų prieisim vėliau. Vėl šitą, va dabar aš šitai paveikslėlį išsitraukiau, arba jis man išėjo pačiu laiku, kadangi mes kalbėjom apie ne tik tai čakras, mes turim ne tik tai čakras kalbėti, bet apie subtiliuosius kūnus. Ir jie yra aplink žmogų, ir jie yra visų vaivorykštės spalvų, kaip ir pačios čakros. Ir kiekvienas kūnas mūsų, arba tas energetinis antrininkas, apvalkalas, turi savo spalvą. Na, tarkim, karminis arba kauzualinis yra melsvas mėlynas, mentalinis yra žalias, astralinis yra geltonas, eterinis yra raudonas. Vat jeigu mes matom spalvom, auras mes galim va tokiom spalvom, kartais netgi nereikia to mokytis, jau šitos žinios yra žmonijos pavelde, yra tam žmonijos kvantiniam lauke, mūsų kaip biomasės žmonių kaip bendruomenės kvantiniam lauke, ir mes turim tiesiog prisijungti prie jų, paprašyti, kad duotų tą žinojimą. Mes tiesiog paprašymo keliu gaunam tą žinojimą. Mes tam pasiruošę esam ir gaunam, ir mes matom tas spalvas. Tai va, tiek iš to ir toliau šito kol kas dar nereikia. Važiuojam toliau. Dar čia su spalvom yra viena skaidrė, bet trumpai apie spalvas, nes jau mes pradėsim apie čakras kalbėti, tai mums reikia vieną kitą žodį apie spalvų terapijas. Kadangi yra spalvos konkrečios, tai mes negi vizualizacijos metu, kai darom diagnostiką per vizualizaciją, galim naudoti tai papildomą kaip šituoklės, kaip papildomą, kaip virgulės, kaip papildoma indikacija. Tai mes galim tas spalvas matydami arba žinodami, kad jos tokios, jeigu mums ateina informacija, kad tos spalvos netokios intensyvios, kaip turi būti,
Jeigu ten yra priemaišų ir kažkokių tai kitokių dalykų, kurio neturi būt, tai mes tiesiog intensyvinam tą spalvą, kuri ir turi būti. Tai pasakytina yra apie biolauką ir apie čakras, bet vėlgi čia truputėlį didelis žinių laukas, apie kurį reikėtų vėliau pakalbėti. Dar ir taip, čia dar sugrįšim prie šito. Va, dabar mums reikia šito organų sistemos ir eisim prie pirmos čakros. Tai va, pirma čakra ir jinai yra viena iš svarbesnių, kadangi jinai žiūri į apačią ir jinai ima energiją iš Žemės centro. Jos sukinys arba verpetas yra prieš laikrodžio rodiklį. Viršutinės čakros, tai yra karūnos, yra pagal laikrodžio rodiklį, o pirmos yra prieš, nes tiek karūna, tiek pirma turi tik tai vieną verpetą. Tai karūna žiūri į viršų, o pirma žiūri į apačią. Ir jinai yra atsakinga arba duoda energiją kaulo atraminiai sistemai, o taip pat sąnariams, odos sistemai ir iš dalies reprodukciniai funkcijai. Tai va, žiūrint į šitą knygą, ir pirmą čakrą, tai yra griaučių ir raumenų sistema. Ir jeigu mes diagnostikos metu fiksuojame, kad nėra pirmos čakros normalios veikiančios, arba ten yra tiesiog jinai dažniausiai pas žmogų būna ir sutrikusi. Vat keista, bet jinai dažniausiai diagnostikos metu pas mus būna sutrikusi. Vadinasi, kas čia gali atsitikti? Vadinasi, žmogus gyvena iliuzijose, jis gyvena arba praeitimi, arba dabartimi. Jisai gyvena informacinėse laukuose, dirbtinai sukurtuose. O, pavyzdžiui, toks momentas. Kalbu ir pavyzdžiai ateina patys savaime, kaip aš galėčiau tai pailiustruoti. Na, tarkim, dažnai pas mane ateina informatikai arba kurie dirba su IT. Ir aš randu, kad pas juos dažniausiai jinai yra išbalansuota, būtent pirmoji čakra. Kodėl? Ir todėl, kad jau simptomatika, tarkim, stuburas krypsta, ten S formos ta skoliozė arba įgyta arba įgimta, slankstelio, lyg tai kaltas tas sėdamas darbas. Tas pats liečia ir vairuotojus. Bet iš tikrųjų nesėdimas darbas iš esmė. Todėl, kad protas žmogaus yra ne toj realybėj, o žmogaus sukurtoj realybėj, toj techno realybėj arba toj programavimo realybėj, jo labiau, jeigu jisai ten dirba, tas žmogus su sudėtingom sistemom, ten su internetiniais puslapiais, su socialiniais tinklais, su specifinėm programom, kurios reikalingos vienoje ar kitoje sferoje, ūkinėje sferoje ir taip toliau, taip toliau. Tai visa ta technosfera arba ta skaitmeninė sfera, jinai yra netikra. Mes ją padarėm kaip tikrą, bet Žemės prasme, Žemės ir pirmos čakros prasme, tai yra ne ta sfera, kur žmogus turi būti. Ir kadangi tai vyksta pas žmogų ilgą laiką, jisai sėdi prie kompiuterio ir dirba, pavyzdžiui, diena dienon, arba žaidžia dar blogiau. Tai ir įsiderina ta pirmoji čakra. Čia reikėtų dar papildyti tuo, kad nereikia vengti, aš nenoriu, kad žmonės bijotų ten būti informatikais ar dar, ne tam esmė. Jeigu žmogus irgi dirba daug prie kompų, labai daug dirba su virtualia realybė, ten tarkim netgi Facebookas yra virtuali realybė, Instagrameriai visi, kurie marketingą daro per socialinius tinklus, irgi nuo to paties kenčia, galim sakyti. Tai čia paprasčiausiai reiktų turėti tokią alternatyvą, kad sportas, fizinis aktyvumas, maudymasis ledinėje jūroje, vandenyje,
sveikuoliškas gyvenimo būdas, vaikščiojimas basomis. Ir tai reiškia, kad žmogui reikia pastovaus įsižeminimo, jau sąmoningo įsižeminimo, nes jisai, jeigu to nedarys, tai jį išbalansuos ypatingai per pirmą čakrą. Ir tada kaulai, kremzlės, kaulų jungtys, sąnariai ir viskas, kas nuo pirmos čakros susiję, gali blokuotis. Tai va, blokuotis gali ir dėl kitų priežasčių. Tarkim, blokuotis gali dėl to, kad gyvena žmogus svetimoje valstybėje ir dar nepraėjo tam tikro laiko ir nesiadaptavo arba sunkiai adaptavosi. Nes tai yra ryšys su protėviais, ryšys su pirminė jūsų energija per DNR, tai yra kur tėvai gimė, protėviai, seneliai ir taip toliau. Ir taip pat tai gali būti giminės arba giminės, šeimos įvairūs prakeiksmai uždėti, gali būti nebaigti spręsti ginčai dėl nekilnojamo turto, pavydo momentai dėl kažkokio tai turto turėjimo ir taip toliau. Ir kadangi pirma čakra jinai orientuota į žemę, tai viskas, kas susijęs su žeme, kas susijęs su protėviais, kas susijęs su praeitim, viskas tas priklauso nuo to, tai vadinasi, nuo tų faktorių priklauso pirmos čakros būsena, būklė. Taigi, vat, kaip matote šito paveikslėlio, jinai žiūri į apačią. Ir jinai yra raudonos spalvos, 4 lotos lapelių. Tai va, ir 4 lotos lapelių, kur šiandien pas mane yra, va, šakninė. Sanskrito kalboje jį vadinama Muladhara, nes vieta ties uodegikauliu. Jos lokacija yra ties uodegikauliu. Ir jinai sudaryta iš 4 lapelių. Tokiu būdu pirminė jėga įsiskaido į 4 dalis. Ir pagrindinės spalvos ne tik tai raudona, bet ir oranžinė. Jinai gali būti oranžiniai raudona. Tai va, ir čia dar pusė paveikslėlio prapuolė, bet pirma čakra tai yra visų pirma kaulai, stuburas, sąnariai, na, iš dalies ir reprodukcinė sistema. Taip, ir va štai va lenteliai visi organai, organų sistemos, kurios priklauso nuo pirmos čakros. Na gerai, mes tarkim diagnozuojam, kad pirma čakra su virgulėm žiūrim, su šitoklėm žiūrim, pa žmogų susitraukusi, darom iš priekio, darom iš nugaros, darom iš visų šonų, jaučiam per atstumą, kad jos veikla yra užsiblokavusi. Tada mes galim pažiūrėti, kokie organai galimai nukentėję yra dėl to. Nu, vat, naudodami šitą lentelę iš anatomijos atlasų, yra internete visą tai sudėta, tie visi pavadinimai, sistemos. Tiesiog mes galim, naudodami, pavyzdžiui, daugianarę sistemą, paklausti, kur yra lokacija fiziniam kūne to, kad pirma čakra užsiblokavus. Ir mes rasim, mums pasakys, šituoklės arba virgulės tiksliai pasakys, kur yra ta lokacija. Gerai, mes tada gavę tą lokaciją, duodam energiją į tą pirmą čakrą, išvalom arba tiesiog kvėpuojam į ją. Gali vat negi paveikslėlis yra, mes įsivaizduojam, kad tai yra to žmogaus, kurį mes diagnozuojam pirmą čakrą, mes galim per tą projekciją dėti ranką, kvėpuoti, siūsti energiją per širdį ir pamatysim, kad tvarkosi ir pas tą žmogų, būtent pirmą čakrą, nes mes ją gydom, ją diagnozuojam pirmiausia. Tai va, ir taip pat dabar dar kas čia pasakytina yra, kad uodegikaulis stuburo apačia visa ir tai yra pati stuburo pabaiga. Ten gali būti kompleksiniai dalykai ir pirma čakra užsiblokavusi ir žmogaus tas stuburo apatinė dalis yra dėl traumos arba dėl kažkokio blogo sėdėjimo
pakitusi. Bet vėlgi, čia, jeigu žiūrėsim, tai žmogus gyvena ne šitoje realybėje, jisai kažkur tai kosmose gyvena. O jeigu nuskristume į kosmosą, tai pirmą čakrą iš viso užsidarytų ir nebedirbtų. Jis veikia tada, kada mes kojomis einam ant žemės, per žemę ir jaučiame viską, kas yra. O čia yra pirma čakra. Ir mes su viskuo reflektuojam per 5 juslės. Yra kaip yra. Va tas šūkis arba tas išsireiškimas yra, kad, vadinasi, jeigu mes tą galim konstatuoti, vadinasi, pirma čakra yra gerai dirbanti. Fizinėme plane pirma čakra atsakinga už kaulų, kremzlių, sąnarių sistemą, dantis, plaukus, nagus, pas vyrus prostatą, apatinę kryžkolio dalį, storąją ir tiesią žarnas, lytinius organus. Normaliai veikianti pirmoji čakra suteikia gerą tonusą, ryžtingumą, energingumą, drąsą, stabilumą, ryšį su žeme. Psichologinė plotmė ši čakra atsako už valią, individualumą, tuo pačiu jį siekia žmogų pririšti prie vietovės, kurioje gimė ir augo. Čia pasakytume dar plačiau, kaip jinai pririša. Jinai apskritai žmogų prie bet ko gali pririšti, kas yra susijęs su tam tikra teritorija arba geografinė lokacija, bet tam reikia laiko. Todėl neretai patariama, jei nori susitvarkyti pirmą čakrą ir nesirgti kaulų bei sąnarių lygomis, bent kartą per metus apsilankyk Lietuvoj, o senatvėje, senatvėje nepavadinsi, tiesiog sulaukti reikia momento, kada turi grįžti į gimtą kraštą, kur tu gimėjai. Apsigyvent gal vienas dalykas, bet bent jau karts nuo karto praeiti tais takais, kur tu vaikystėje bėgiojai, kur tau yra gera prisiminti, kur tavo šaknys, plačiaja prasme šaknys yra. Tai va ta čakra būtent ten atsigauna. Na va, jeigu pirmoji čakra sutrikusi arba neveikia, kokie tai simptomai ir kokios tai indikacijos gali reikštis pas žmogų? Na, kalbame su žmogumi, jisai dėsto. Viskas erzina, kyla beprasmis pyktis, toksai paniškas baimės jausmas, įvairios fobijos. Tai gali būti vabalų baimė, gyvačių baimė, kažkokių tai vorų, aukščio baimė irgi su tuo susijusi, uždarų patalpų baimė, liftų visokių, ten rūsių baimė, vis tos baimės yra indikacija, kad pirma čakra nenormali. Jeigu žmogus kažko bijo, sako, bijau vorų, bijau gyvačių, bijau pelių, žiūrim į pirmą čakrą, rasim, kad ten yra negerai. Tai va, toliau. Tai gali būti kaip mieguistumas. Jeigu pats jautiesi mieguistas, toksai viduj silpna, nieko nenori, ten tos mūsų reprodukcinės funkcijos sutrinka, šalinimo funkcija įsiderina, per daug bėgiojami tualetą arba per mažai, užkietėję viduriai, kaip ir koordinacijos nebėra, dažnai lūžta kaulai, suka sąnarius. Tai vėlgi čia yra indikacija, kad negerai yra su pirma čakra ir ten reikia kažką žiūrėti. Dvasinė plotmėje tai yra godumas, neturėjimas orientyrų, liūdesys, depresija. Nerimas toksai, pasakyčiau, dar reikėtų vėl tą sakinį praplėsti truputėlį naujom savokom, kurios man iškilo visai nesenai per diagnostikas, kad pirma čakra dažniausiai būna egregorų buveinė. Egregorų. Kas yra egregorai? Tai yra kolektyviniai tokie dariniai, tarkim šeima, giminės medis, ir dažniausiai tai yra čakros, tai yra pirmos čakros sutrikimai per egregorus, jie atsitinka per giminės paveldimumą, per DNR liniją gali būti, per kažkokius tai kvantinius laukus, kurie susiję su šeima iš praeities.
o kvantiniai laukai neturi nei laiko, nei erdvės, jie tiesiog yra ir ryša mūsų praeitim. Ir ten atsiranda tokie dalykai kaip išlikimo baimė. Baimė neišgyventi, baimė prapulti, kaip dažnai, vat, kodėl mes turim dažniausiai lietuvių irgi problemą su pirma čakra, nu, kaip simptomas numeris vienas dažniausiai pasitaiko. Todėl, kad, tarkim, mūsų tėvai, kurie gyveno sovietmečiu, jie, pas juos buvo tas labai stiprus refleksas. O kaip mums išgyventi, ar ne? Pas mus irgi tas refleksas yra, kadangi 90-ieji ten irgi buvo sunkus laikai, reikėjo dirbti, uždirbti. Ir tas persikėlė vaikams, anūkams galimai, kaip pirmos čakros yda problema arba interferencija. Ir tie vaikai pradeda kentėti dėl įvairių raidos problemų, nors, pavyzdžiui, fiziškai jie pilnai stiprus ir sveiki ir netgi nesega peršalimo ligom. Tai vėlgi, žiūrint į raidos problemas pas vaikus, tai dažniausiai ir yra tai, kad tai yra iš tėvų perimtas egregoras, baimės egregoras ir baimės neišlikti jausmas. Baimės neišgyventi. O tas baimės neišgyventi, neišlikti jausmas, kuris eina per fiziką, per fizinę baimę, nu, rytoj badauti, rytoj karas, rytoj ten darbo neteksiu, rytoj iš mane žemę atims, rytoj ten kažkas tai man kiaulystė darbe pakiš kažkokį tai ir aš prarasiu tą darbą. Va čia, va taip veikia tas egregoras baimės per pirmą, nu iš dalies per antrą čakras. Va čia va jisai yra. Jeigu tas yra, tai čia yra reikia laukti, mest, raut su šaknim šitą dalyką. Nes tai atėję yra per tėvus, per tą baimę, per tą egregorą bendrą su tėvais. Va čia va tas dalykas yra tvarkomas. Per šitą vietą reikia tą tvarkyti dalyką. Tai va, tai reikia pajaust, pirmiausia gal save pajaust, ko aš bijau fizikoje. O kaip ten vyksta nervų sistemoje tas dalykas, irgi yra pakankamai paprastas paaiškinimas. Juk žmogus turi 4 pagrindinės funkcijas, kurios aptarnauja visas mūsų aš, įskaitant intelektą, jausmus, fiziką, aptarnauja tas 4 programas. Jos yra paprastas. Prasimaitinti, pratęsti save, savo svetimas ir teritoriją. Viskas. Ir mes visas tas 4 programas, kurios sėdi limbiniai sistemoje, senosiuose smegenyse, aptarnaujam savo intelektu, savo jausmais, emocijom ir fiziniais algoritmais. Tai per ten sistema mus taip ir tvarko, kad jinai įmeta jausmą baimę neišgyventi ir po to maigo kaip tas traktoristas tais svirtim ir mus valdo. O kodėl dabar ta karo baimė skelbiama, būtent dėl to ir jinai ir skelbiama yra, kad galima būtų visus lengviau valdyti, ypatingai prieš rinkimus. Tai štai, patyrinėkim save ir pabandykim atsakyti savo į klausimus, o kodėl mane įsijungia viena kita baimė. Negi baimė dėl vaikų, kas jiem nutiks, irgi iš tos pačios serijos ir jinai yra irgi indikacija problemų per pirmą čakrą. Tiek man kaip tėvui, taip tiek tam vaikui. Tai esmė su vaikais kaip pasitikėt. Kaip viena tokia moteris išleidavo savo paauglį vaiką į kažkur tai, į kažkur tai treniruotės lankyti ar pramogas, nežinau, kaip ten buvo. Jinai visur išleisdavo. Ir tas vaikas laiką ateidavo, niekas nenutikdavo. O kita jos kaiminė sako, kai tik tai išeina, tai ten negrįžta, ten elektronkės, dar kažkas tai. Sako, ką tu darai? Meldiesi? Ne, sako, nesimeldžiu. Nu, sako, taip, aš iš dalies meldžiuosi. O kaip tu meldiesi, sako. Nu, va, sako, taip, Dieve, jeigu tu paėmei, tai ir parvesk. Ir paleidžiu. Viskas yra aukščiausio lygio pasitikėjimas kūrėjo valia. Sako, Dieve, tu paėmei, išvedė iš namų, tu ir parvesi.
ir paleidžia. Ir tas vaikas visą laiką ateina, suspėja ir pamokas paruošti, ir su draugais pabūti, ir viskas su juo kaip ir neblogai. O ta kita kaimynė pastoviai sako, aš baruosi, aš tenais, ten visokias bausmes darau, taip toliau, auklėjam, ten ir nieko, vis tiek tas vaikas neklauso, ten vaikšto su gaujom, elektronkės rūko ir taip toliau. Nu, vat kaip yra, vat viskas nuo požiūrį priklauso, viskas vat vėlgi, pas tą kaimynę, jeigu galimai darytume tą diagnostiką, tai rastume pirmą čakrą, ten būtų visa šeima su išderinta pirmą čakrą. Nes visi galvoja apie tą patį, visi pergyvena dėl to paties, po to ant tų pačių grėblių lipa ir gauna atgal per galvas. Tai va, tvarkom tada pirmą čakrą, viskas. Toliau einam į priekį, gal čia po to vėliau pasakyti, čia COVID laikais nesvarbu. Tai va, čia yra ligų katalogas, ligų, kurie priklauso nuo pirmos čakros. Ir tai tik tai maža dalis. Aš šitą sąrašą įskleidžiau todėl, kad galima būtų, tarkim, per daugianarę sistemą pasižiūrėti, o kur toliau nuėjo tas pirmos čakros blokas arba egregoras, baimės, o kur toliau nuėjo. Tai čia tokios baisios lygos išvardintos, kurios, nu, nedaug dievė, bet tai gali būti lėtinis dalykas, tai gali būti pirmiausia kaip psichosomatiniam lygmenyje, kaip tendencija, dar neįsivystė. O jeigu mes nieko nedarysim, arba jeigu tas žmogus nieko toliau nedarys, tai čia gali būti tas kelias, kuris nedaug dievė. Bet tada vėlgi mes turim gerbti laisvą valią žmogaus, laisvą pasirinkimą. Jeigu mes matom, kad žmogus tikrai nesidomi, jam tai nėra svarbu, jisai gyvena taip, kaip gyvena, tom baimėm, tai mes jį paleidžiam, nes jisai galbūt nori savo dar pamokos, jisai kaip siela dar eina link tos pamokos ir dar nedaėjo, jam dar reikia plaukti ir plaukti ir plaukti. Tai vat paleidžiam, tegul. Bet aišku, jeigu jau kritinis atvejis ir grėsia pavojus gyvybei, na, jeigu labai paprašo, bet aš manau, kad reikia padėti. Kažkokiu tai būdu reikia sugebėti padėti, tiesiog gal tą meilę duot, nu, meilė nekainuoja, jinai yra šiaip visur, kaip ir ta eterio energija arba prana, jinai yra visur, nu, nekainuoja, tu tai perleidi per save ir atiduodi. O ta energija jau pati padaro už mus tą darbą, kurį turi padaryti. Jeigu mums tikrai tas žmogus svarbus ir tikrai mes norim, kad tas žmogus greičiau, na, pradėtų tvarkytis į gerą. Nu va, čia yra truputėlį keletas sakinių apie onkologiją. Apie pirmos čakros onkologiją. Va čia tas piešinukas labai geras, jis išlindo. Human Energy Fleet, va čia žmogaus tie laukai. Taip, mes juos fiksuojam kaip metrai, bet jie turi savo dar vidinės sluoksnius, kaip kiaušiniai lūkštai, kaip ta matrioška. Ir šitas paveikslėlis labai geras, kuris iliustruoja, kad čakros yra ir iš priekio, ir iš nugaros, ir jos yra skirtingų dydžių, priklausomai nuo to, kokios problemos pa žmogų yra. Ir yra du kanalai, kuris apatinis yra su žemės centru ir viršutinis yra su kūrėju. Tai netgi kaip pavaizduota, kad žemės centras tik tai irgi yra energijos retransliatorius, bet jisai yra be galo reikalingas tam, kad mes pajaustume savo kūną, kad mes jaustume žemę, kad mes jaustume judėjimą per materiją. Tai štai. Ir kai, o dar yra šalia kita iliustracija stuburo lygos, bet apie jas vėlgi gal bus vėliau šneka, truputėlį pakentėkim, prieisim prie to. Toliau, kaulų sąnarių onkologijos lygos. Tai va, esant šitiems simptomams arba lygoms, pirmos čakros lygoms, dažniausiai būna, kad ta čakra nepataisomai sunykusi. Ligonis tiesiog negauna žemės energijos, tai nėra arba
parazitų arba interferentų arba ir tas, ir plus dar egregorai, ir dar plus kokia nors trauma. Giluminė trauma, stuburo, tarkim, kojos, kojų, sanarių. Ką tada daryti? Kaip tada traktuoti, jeigu žmogus jau traumoje daug metų gyvena, tarkim, be galūnių, ne? Būna taip, karai dabar vyksta. Ar ta pirma čakra apskritai jinai dėl to gyva lieka ar ne? Nu kaip taip išeina? Vat žmogus susižeidė stuburą, lyg tai ta čakra turi būti, nu, rodytas simptomas, o jinai kartais priešingai pradeda ten viską gerai rodyti, jinai veikia, įsijungia. O todėl būna taip, va, tas momentas įdomus, kadangi jeigu žmogus nebūtų pradęs galūnį, nebūtų patyręs stuburo pačios traumos ar panašaus kažkokio to kito susirgymo, tai jisai ir nesuvoktų, kad ta pirma čakra pas jį yra. Jis iki tol nežinojo, kad jinai yra. Ir ta apačia, kuri yra traumuota, paveikta ligų, tampa jo dėmesio centre. Tai jeigu tu visą gyvenimą į pirmą čakrą nekreipiai dėmesio, to buvo vienodai, tu ten geriai, ten rūkėjai, gyvenai blogą gyvenimo būdą, gailėsi praeities, ateities, ten taip toliau, taip toliau. Ir kai atsitinka trauma pačios apatinių kūno dalių trauma, tai yra ne šiaip su ta trauma atsitinka, vadinasi, tu daug metų viską ignoravai, visus simptomus, to buvo dzin. Ir štai dabar trauma. O kaip čia taip atsitiko? Ir tavo dėmesys tada ten į tą apačią. Ir va taip ta čakra pritraukia tavo dėmesį specialiai, va, taip gamtoje sukurta. Jeigu tu praignoruoji simptomus, tai tie simptomai ateis iki tavęs. Kaip sakoma, jeigu Mahometas neina prie kalno, tai kalnas ateina prie Mahomedo. Jeigu ten faraonas neina prie piramidės, tai piramidė eina prie faraono. Tai čia lygiai tas pats. Tiesiog jeigu mes kažką ignoruojam, tai tas, kas ignoruojam, vis tiek pritrauks dėmesį, kartais būna netgi per ligos patalą. Ir kas tada nutinka? Nutinka labai geras dalykas, kadangi taip, va, tokios skausmingos traumos arba ligos pasiekmoje žmogus susivokė, o jeigu dar nesusivokė, tai dar kartą kažką tai gaus, dar kažką tai gaus. Bet jau, bet kokiu atveju jo dėmesys yra tenai. Viskas. Jau jisai, nu, susitvarkė tam tikram lygmenyje, kad nors yra trauma, nors yra liga, bet jis jau savo dėmesį ten nukreipęs. Taip. Tai va toliau, o čia vėlgi tie lygų sąrašai, mes galim irgi naudoti tos diagramas, schemas ir panašiai, kad pratestuot, va, yra visokių, pririnkau patarimų liaudiškai, kaip gydytis, ne tik tai kvantinių gydymų, bet prie to ilgai nesustosim. Tai va, dabar kaip tvarkyti, kokia turėtų būti profilaktika, kad mūsų ta vidinė kūno kalba, subtiliųjų kūnų kalba, jinai būtų laiku pastebėta. Arba kaip padaryti, kad jinai apskritai neiškiltų ta kalba, kad mums apskritai nebūtų jokių simptomų, arba tos simptomus galima būtų, na, taip reguliuoti, tvarkyti, kad nekiltų panašios problemos kaip traumas arba susirgymai. Tai va, daug labai galima padaryti profilaktiškai. Ir jeigu mes kalbam dabar konkrečiai apie antrą čakrą, tai mums svarbu yra raudona spalva. Ypatingai raudona spalva, sako, ten per daug, ten kažkokie šėtoniški, kiti sako, per daug seksuali, treti sako, kad čia labai jau tas raudonumas yra negatyvus. Ne, tai yra pirmos čakros spalva. Jeigu tiesiog žmogus linksta į raudoną spalvą, tik nori tą raudoną drabužį, tai matomai yra irgi simptomas, kad taip, tai nėra problema su pirma čakra. Tai va, tai raudonos spalvos galima pajausti, kad jeigu taip atsitinka, kad pirma čakra buksuoja, tai raudona spalva. Meilė gamtai, tai yra būnam gamtoj, vaikštom po mišką, vaikštom palei upę, palei jūrą, kvėpuojam, jaučiam medžius, medituojam gamtoj.
dirbam fizinį darbą gamtoje, kapojam malkas, betonuojam, ravim daržus, sodinam gėlės, viskas gamtoje, visi darbai, kas susijęs su žemės ūkiu, statybom, poilsiu gamtoje, viskas yra pirmos čakros tvarkymas. Ir dar reiktų prie to viso pridurti, kad meditavimas į ugnį. Tai yra, jeigu mes, tarkim, kūrenam židinį, ilgai žiūrim į tą degantį židinį ir tą liepsną stebim pasyviai, taip, tai jinai labai stipriai harmonizuoja pirmą čakrą. Tai yra įžemina. Tai vat, taip pat kojų pėdų masažas gali būti, yra specialūs masažuokliai kojų pėdų masažui atlikti. Toliau futbolas, sportiniai žaidimai, šokinėjimas, bėgiojimas ristele. Ypatingai, kai, nu, futbolas yra idealiai tinka pirmai čakrai, kadangi vis tiek kojom dirbi, dėmesys į apačią. Toliau fizinė veikla, nu jau čia apie tai kalbėjom. Ir aktyvina labai stipriai tokia, nu, čia parašyta agresyvi muzika, bet tai yra būgnai. Būgnai, visokie tamtamai, būna tie gongų terapijos irgi, bet tie gongai vėlgi, puodai, gongai, jie turi savo kiekvienas vibraciją, reikia, ir tos šakutės būna tokios vibracinės, tai vėlgi vienas gali uždaryti čakrą, kitas gali atidaryti, reikia vėlgi pajaust, ne kiekvienam tinka tai, kas būna parašyta, jeigu ten nusiperkam gongus arba puodus skambančius per internetą, arba tas šakutės, tai vėlgi reikia išbandyti ant savęs, kaip tau veikia, nes vienam gali vienaip veikti žmogui, kitam gali kitaip veikti. Bet be jokios abejonės tie dalykai padeda. Tai jogos pratimai, ypatingai hatha joga, ta žemesnioji joga, pranajaminis kvėpavimas ir taip toliau. Iš akmenų, kas yra aktyvinimas pirmos čakros, tai yra lazuritas, sadolitas, toliau, na čia vėlgi labai yra individualu ir sunku kiekvienam patart, kad būtent tas tinka visiems. Ne. Vienareikšmiai juodi akmenys, vienareikšmiai tamsus, raudoni. Raudoni, tamsus, tamsiai raudoni gali būti. Jaspiai, turmalinai gali būti, rubinas, taip toliau. Tai va, tai čia kiekvienam individualiai. Kaip dabar astralinius parazitus nuvalyti nuo pirmos čakros ir nuo, apskritai, va, kaip iš karto duodam tokį stiprų stimulą, ypatingai žemesniem čakrom, jos idealiai atsidaro tada, kai tai atliekam, tai per tą vadinamą astralinių parazitų nuėmimo techniką. Ką mes darom? Virgulėmis nustatom auros biolauko dydį, išmatuojam pirmą čakrą. Pabandykime nustatyti lygą ir jos lokalizaciją kaulų sąnarių sistemoje pagal tas lentelės, kurias aš demonstravau. Paruoškime rankas. Jos yra energetiniai pirštiniai. Pajaučiame ranką pirmą čakrą. Galim uždėti arba ant žmogaus, arba per atstumą. Ir jinai turi tokią specifinę vibraciją, kaip čia pasakyti. Nu, yra jinai ta vibracija, jinai yra tokia kaip, jeigu pridėsi prie šaldytuvo, tada, kada tas motoriukas dirba. Kažkas tokio, tokia turi būti panašiai. Vėlgi, čia labai individualu. Toliau. Jeigu tai yra parazitas, arba jeigu ten yra, matom, kad interferencija, traukime greitų judesių lauk, įdedam pirštus, tuos ilgus pasidarom, traukiam lauk, neutralizuojam ant žvakės arba metame į vandenį su druska
ir vėl iš naujo patikrinam čakros būklę. Iš naujo pamatuojame auros būklę. Įsitikinimą, ar pacientas jaučiasi gerai, paklausiam jo, tiesiog paklausiam. Ir padėkojame. Na, vat, čia kalbam mes liktai apie pirmą čakrą, kad tokiu keliu reikia eiti tvarkant pirmą čakrą, bet tai galioja visom čakrom ir visiems subtiliesiems kūnams. Va čia tam paveikslėlė, kur prieš tai paskaitoje irgi buvo, kur tas maišas pavaizduotas, kuris kaba ant nugaros, tai vat esmė va šitą maišą pirmoje eilėje nukrapštyti. Nukramštom tais tokiais glostomaisiais palei paviršių kūno judesniais ir neutralizavimo to, ką randam, tą maišą nuo nugaros ir po to iš vidaus čakrų, iš tų lokacijų vidinių, traukiam tuos negatyvus interferencijos blokus, arba kitas variantas, tiesiog įsakom joms išeiti. Jeigu neišeina, traukiam lauk. Darom 3-4 kartus, kol išeina. Atidarom neutralizatorių, viską ten neutralizuojam, ugnis, vanduo irgi padeda neutralizuoti. Viskas, po to vėl iš naujo patikrinam ir vėl iš naujo žiūrim, kaip veikia. Ir jeigu pamatom skirtumą, dar paklausim, kaip tam žmogui sekasi, ar jam geriau, ar jam blogiau, tai vėlgi tai yra indikacija, kad mums tas darbas pasisekė. Čia yra skaidrė apie eterinį kūną, nes kadangi pirmą čakrą, vėlgi kalbama apie pirmasis dvi, tai yra, vėlgi, tai yra atsakinga ne tik tai už kaulų ir sąnarių ir šalinimo sistemas, bet taip pat yra atsakinga už fizinį kūną kaip tokį ir atsakinga už eterinį kūną, eterinį lauką. Eterinis laukas, tai galima sakyti, eterinis kūnas, tai mūsų antrininkas, kuris po mirties išlieka ilgiausiai. Ir tas, ne, atsiprašau, trumpiausiai. Eterinis antrininkas išsiskaido po 3-4 dienų, maksimum po savaitės. Ir tada, kai žmogus numiršta, jisai dažnai ateina kažkur ten pas artimuosius, kur yra pašarvotas, ten, pavyzdžiui, gali per sapnus pasivaident. Tai jisai ateina kaip eterinis antrininkas, nes mūsų eterinis kūnas, jisai turi lygiai tai tokią pačią geografiją, lygiai tai tokią pačią konsistenciją, kaip ir fizinis. Tai yra mūsų kopija, eterinė kopija. Mes egzistuojam eteryje, subtiliam plane, kaip kopija. Ir va ta kopija yra mūsų tas eterinis kūnas. Ir va tuo parazitų išlaisvinimo keliu, va, kai tą nuvalom tą maišą, bet pirmiausia nuvalom ir tą eterinį plus fizinį kūną. Dėl ko mes pasijaučiam geriau ir dėl ko viskas palengvėja. Tai va, tai eterinis kūnas yra toks, kad nuo jo didžia dalimi priklauso mūsų fizika. Tai kaip sakom, jeigu imsime hierarchiją, tai yra fizinis kūnas žemiausias, po to eterinis, po to astralinis. Astralinis jau yra emocijos, jausmai ir emocijos. Gal daugiau emocijos plus fizinio kūno automatizmai. Jau fizinio kūno automatizmai, tai yra mūsų sąlyginės ir besąlyginės refleksijos, reakcijos, tai irgi yra eteris. Bet eteris kartu su astralu, galima taip sakyti, nes tie kūnai nėra taip, kad vienas pasibaigia kažkur, tai kitas prasideda. Jie vienas su kitu persipynę ir yra kartu, lygiai taip pat kaip fizinis kūnas su subtiliaisiais persipynės, lygiai taip pat ir eterinis ir fizinis irgi tarp savęs yra susipynę taip, kad nėra ribos, kur prasideda vienas ir baigėsi kitas. Tiesiog yra sulipę kaip vienas daiktas, bet kaip ta daugiasluoksnė matrica, kaip ta matrioška, bet kaip ta matrioška ne ta sluoksniuota, bet kaip liktai tos dalis yra, labai sulipusios, kaip čia pasakyti teisingai. Tai va, jeigu čia svarbu, tai sustabdykit video ties to ir pasižiūrėkit plačiau, aš nesustosiu, nes mes turim dar šiandien ką nuveikti. Toliau, fizinis arba žemiškas. Čia žmogaus kūnai, mes truputėlį apie juos kalbėjom jau, bet iš esmės tai yra fizinis, eterinis, astralinis, tai yra emocijų, mentalinis, tai yra intelektas arba protas,
kauzualinis arba sielos, arba ta informacinė mūsų matrica, jau informacinė matrica, ne eterinė, bet informacija yra mes kaip informacija kažkur. Toliau būdas dieviškasis aš ir atmaninis arba absoliuto kūnas. Tai yra vėlgi sunku tai nupiešti piešiniais, nes tai yra nematerialus daiktai, jų suguldyti ant popieriaus į 2D formatą praktiškai neįmanoma, tai galima tik tai pajausti arba įsivaizduoti, kaip, na, vėlgi tas matrioškos pavyzdys yra netinkamas. Čia tiesiog mes tą matrioškos įvaizdį arba kiaušinio su daug lukštų arba svogūno įvaizdį paėmėm kaip pagalba protui, kad tai būtų lengviau įsivaizduoti, bet tai yra vis tiek ne tai. Tai tiesiog gal tai labai subtiliai pajaučiama. O čia buvo jau taip. Na dabar baigiam su pirma čakra, vėlgi tokie dalykai. Pabandykite pamatuoti savo ar kito žmogaus biolauką aurą. Nustatykite eterinio kūno ir pirmosios čakros būklę. Nu, kiek metrų nuo kūno iš priekio, iš nugaros, iš šonų. Nustatykite savo ar kito žmogaus kaulo ir sąnarių sistemos būklę pagal proporcinę sistemą. Nu, pabandykim pažiūrėti, kiek procentų jį nuo idealaus atitinka normą. Toliau. Nustatykite susirgymą pagal stuburo sąnarių ligų klasifikatorių arba tiesiog per nuojautą paprašykite, kad nuvestų į tą kūno vietą, kur yra lokacija kažkokio tai jau rimtesnio susirgymo. Ten gali būti ten uždegimas, dar kažkas. Toliau. Išvalykite pirmą čakrą medituodami gamtoje ar naudojant spalvų terapiją. Galima tas išvalymą atlikti, kaip aš minėjau anksčiau, nuvalant tą parazitą ant nugaros. Galima eiti pirštais į vidų, išvalyti kiekvieną ten tą lotoso lapelį, jų yra 4 pirmos čakros. Taip pat galima įsižeminimo pratimus atlikti, hatha jogą, kvantinį gydybą arba masažą irgi labai stipriai padeda tiek pirmos čakros būklę atstatyti, tiek pačiam eteriniam kūnui sutvarkyti. Na ir vėl patikrinkit savo būklę arba kito žmogaus būklę, kuriam jūs tai atliekat ir taip pat patyrinėkit tos pojūčius. Tai va, toliau, kas čia pas mus dar? Nu va, dabar truputėlį pakalbėkime apie stuburą. Vėlgi aš užsimojau tiek daug pasakyti, tiek buvau daug išdėstyt, bet žiūriu, kad laikas taip greitai bėga. Ir vėl teks nukelt jau antrą čakrą į kitą paskaitą, nes aš galvoju, šiandien dar suspėsiu ir antrą čakrą išdėstyti. Bet matyt, jau taip išeina, kad nėra kur skubėti, turim laiko. Tai atidėsim visą antrą, trečią, ketvirtą jau kitoj paskaitoj. Bet dabar truputėlį reiktų, nu, keliais sakiniais, keliais bruožais apibėgti stuburą, nes stuburas irgi yra pirmoji čakra ir jo būklė didžia dalimi priklauso ir nuo pirmos čakros, ir nuo eterinio kūno būklės. Kas yra stuburas? Tai yra atraminė ašis sudaryta iš 33 ar kartais 34 slankstelių. Stuburas apsaugo nugario smegenis ir palaiko galvą, stuburo jungiasi krūtinės ląsta ir dubens kaulai. Tai va sudaro kakle 7 slanksteliai, krūtinėje 12 slankstelių, o juosmeninę arba tą apatinę dalį sudaro 5 dideli slanksteliai. Įsidėstę žemyn link stuburo apačios. Tai yra didžiausios stuburo dalys, tie 5 slanksteliai. Ir apatinę stuburo dalį sudaro pačią jau tą žemiausią 5 kryžkaulio slanksteliai, kurie yra suaugę į vientisą kaulą. Ir toliau jau yra uodegikaulis ir dabar yra tokia schema gifinė, kur parodyta konkrečiai pirmos čakros lokacija kryžkaulyje. Ir va čia toksai, kur rutuliukas bėgioja, mes kartais naudojam ir aš naudoju meditacijoj, kai reikia pačiam savo atstatyti stuburą. Ir čia yra tas raudonas yra energijos kamuoliukas. Labai daug reikėtų papasakot, kaip tą energijos kamuoliuką pasigaminti. Iš dalies šiandien jau apie tai pakalbėjom, bet galima jį čia, tarkim, krūtinėje įsiaugint
ir tiesiog varinėt per stuburą pirmyn atgal. Ir tada labai stipriai koncentruojamės mes į nugarą, į stuburo sritį, nes jaučiam tenais tą energiją ir kadangi ten jaučiam energiją, ten mūsų dėmesys yra ir ten, kur dėmesys vyksta transformacija, pasikeitimai, ten netgi šyla toj vietoj tas stuburas. Bet vėlgi, kalbant apie bendrą būklę, bendrą stuburo būklės atstatymą, to gali net neužtekti. Čia per daug yra perteklinės informacijos, gal netgi mes tiek daug nekalbėkime apie tą stuburą, nes čia yra ir slankstelių jungtys, ir smegenys, ir pilkoji, baltoji medžiaga, visa tai yra anatomijos vadovėliuose. Bet yra svarbu mums nerviniai ryšiai. Nerviniai ryšiai, nes kiekvienas stuburo slankstelis ir susijęs kartu su konkrečia čakra, ir kartu susijęs su konkrečiu vidaus organu. Todėl stimuliuojant stuburą, bendrai stuburas priklauso nuo pirmos čakros, mes kalbam šiandien apie pirmą čakrą, tai mes galim tvarkyti ir visus vidaus organus, jeigu mes va tokiu kvantiniais delnais praeisim visą nugarą, palei stuburą iš lėto, tarkim, nuo pirmo slankstelio kaklo, nuo to kaukolės, kaulų galvoj, po to atlantas, pirmi 7 kaklo žemyn. Ir vėlgi, kaip tai daryti, uždedam rankas, kvėpuojam, žemyn, slenkam kūnu, galima žmogų pagulyti ant stalo, lygiai tą patį daryti. Pirštais galima tą patį daryti, irgi kvėpuoti pirštais į slankstelį, arba visus iš eilės praeiti nuo pirmo paskutinį, arba pasirinkti vietą, kur yra problema, ten kvėpuoti. Visaip. Galima netgi per daug neužsiminėti tą matematiką, ieškotų slankstelių, tiesiog uždedam rankas ant nugaros ir kvėpuojam. Ir tiesiog žinom, kad ta energija pati ras tą problemos vietą, kurią reikia tvarkyti ir jinai tą problemos vietą ir sutvarkys. Tai va, toliau. Dabar dvasinis stuburo tiesinimas, tai vėlgi toks dalykas, kad jis atliekamas, jo atlikimo būdų yra labai daug. Yra, kur visiškai nekontaktinis būdas, kur tiesiog atliekami kažkokie veiksmai per atstumą ir vėlgi kaip tam paveikslėlėje tiesiog leidžiama energija nuo kaklo iki uodegos per atstumą ir žmogus tą atstatymą jaučia. Bet tam, kad užsiminėti šitą praktiką dvasinio stuburo tiesinimo, reikia turėti labai aišku matymą pačios sistemos stuburo per vaizduotę. Iš pradžių galbūt reiktų knygos, kad geriau įsivaizduot, po to viskas ateina savaime kaip schema galvoje. Diagnostika. Stuburo diagnostika virgulėmis arba švytuoklėmis paprasta. Mes turim stuburą, mes turim stuburo slankstelius, jie yra sunumeruoti, ten yra jų pavadinimai ir tie pavadinimai po to susiję ir su vidaus organais, nes yra nervinės jungtys, kurios įeina į kiekvieną vidaus organą. O taip pat galima ir per čakrą jaust, nes pirma čakra, jeigu mes pirmą aktyvinam, tai gauna impulsą visas stuburas. O jeigu dar pabandom kiekvieną slankstelį nueit ir aktyvinti kiekvieną dar iš tų slankstelių, tai vėlgi tas impulsas nueina į vidaus organus ir ten gaunasi labai stipri ir greita vidaus organų ir vidaus žmogaus sistemo regeneracija. Netgi ląstelių lygy prasideda regeneracija, atsistatymas. Tai va, nu va čia vėlgi kokie tikslai dvasinio stuburo tiesinimo. Tai pirmas, atstatyti pusiausvyrą, harmoniją, tą vadinamą homeostaziją, tai vyksta automatiškai savaime, nes energija pati randa, kur reikia tvarkyti, jinai pati tvarko, jinai randa tą vietą, kur yra problema, nu, tą problemą ten lokalizuoja. Galvot nereikia. Galima netgi mintim ją nukreipti, jeigu žinom tiksliai, kurioje vietoje ta problema yra, nes tada energija eina ten, kur mūsų mintis teka. Taip pat mes galima turėti tikslą atstatyti kraujotaką ir medžiagų apykaitą pažeistose vietose ir visame stubure. Taip pat per stuburo slankstelius stimuliuoti atskirų
organų ir funkcijų regeneracija, apie tai kalbėjom, diskų geometrija, taip pat bendrą stuburo geometriją, pagerinti savijautą ir vėlgi gal kurioje kitoje paskaitoje aš priminsiu tą techniką, dabar noriu pabaigti visą tą medžiagą išdėstyti, bet esmė kokia, labai paprasta, turim prieš akis schemą, turim prieš akis žmogų, jeigu žmogus kažkur toli kitoj valstybėj, įsivaizduojam, kad tai schema yra žmogus ir darom stimuliavimą arba siunčiam energiją per dėmesį arba per rankas į tą vietą, kur yra piešinyje. Ir tas žmogus gauna per atstumą tą poveikį. O jeigu tai yra kai nėra atstumo, kai yra čia, tai vėlgi yra tie tokie pirštų pagalvėlės, su jomis apčiuopiam kiekvieną stuburo slankstelį ir siunčiam jau tada energijų kvėpavimo keliu per pirštus į tą vietą, kur yra stuburas. Aišku, pirmą pasižiūrim per virgulės, pasižiūrim per švytuoklius, pamatom, kur yra blogai, kur yra gerai, fiksuojam tas vietas ir tada būtent ten sukoncentruojam dėmesį. Vėlgi, čia reikia improvizuoti, reikia, čia nėra schemų, kurios būtų teisingos viskam, kiekvienas žmogus yra atskira istorija, atskira situacija, kuri reikalauja tam tikro prieimo kūrybiško prie to, ką žmogui reikia padaryti. Tai va, toliau. Čia jau kalbėjom. Jo, irgi čia mes jau kalbėjom, kadangi rankose yra mažosios čakros, šilumos efektas, apie tą sugerti. Toliau nekontaktinės irgi kalbėjom. Ir va dabar radau tą schemą, kurią turėjau anksčiau išsikelt, bet jinai kažkur tai pabaigoje atsidūrė. Čia mes matome stuburo slankstelius, taip pat matom nugaros nervus ir kaip tai yra susiję nerviniais ryšiais su vidaus organais. Ir mes matom, kaip tam tikri slanksteliai susiję su vidaus organais. Ir jeigu žiūrėsim dar per čakrų sistemą, yra kaip. Mes dabar kalbam apie pirmą čakrą. Tai pirma čakra tai yra uodegikaulis ir S5, S4. Imtinai gali būti iki S1. Toliau antra čakra, tai yra nuo L5 iki L1. Trečia nuo T12 iki T8, sakykim taip. Ketvirta nuo T7 iki T1. Toliau penkta, tai yra nuo C8 iki C4 arba C2. Ir tada jau šešta būtų C3, 4, 3, 2, 1. Ir pati kaukulė tai jau yra ir šešta čakra, o taip pat ir karūna. Va taip turėtų būti. Bet iš esmės visas tas stuburas yra pirma čakra. Motininė stuburo čakra yra pirma. Tai va, ir čia matom, kaip susiraizgia nerviniai ryšiai, kurie nueina per slankstelius, per nervų sistemą stuburo į kiekvieną iš organų. Todėl mes stimuliuodami stuburą, mes galim daryti poveikį visam kūnui. Tai va, antroji čakra. Ir dabar aš matau, kad aš to jau nebepakelsiu padaryti šiandien, nors planavau, bet išėjo kaip išėjo. Tada mes ją nukelkim į ketvirtadienį, ateinantį ketvirtadienį ir kalbėsim tada jau, norėčiau suspėti bent iki ketvirtos čakros, nuo antros iki ketvirtos pakalbėti, nes ten yra apie ką kalbėti, nes pagrindinės yra. Ten daugiausia lygų, ten daugiausia problemų, ten daugiausia porčių, visokių tenais interferentų ir taip toliau. Tai va, ir kadangi aš planavau jau šią savaitę čakras baigti, bet matau, kad nepabaigsi, tai vis tiek mes jau tą darbą tęsim ir jau į kovo vidurį.
Tai va, aš kol kas šitą ilgą 2 valandų monologą kaip ir baigiau. Ačiū Jums, kad Jūs dalyvaujat, ačiū, kad klausot. Ir dabar, na, galbūt būtų klausimų. Žinau, kad laikas vėlyvas ir daug informacijos buvo, bet vis dėlto žanro klasika reikalauja, kad būtų atsakyta į klausimus. Tai dabar klausau Jūs. Ar galite iš kolegų pasakyti, kas šalia šį vakarą turėjote kepintas saulėgrąžas valgėt? Kai reikėjo teleportuotis, aš pasiekiau žmogų, kuris tiesiog valgė prieš tai kepintas saulėgrąžas. Įdomiai. Kuris? Pasakykit, kuris. Niekas Gal ten buvo ne saulėgrąžos? Būtent kepintos saulėgrąžos. Ir aš pajaučiau tą žmogų, kuris valgė prieš tai arba turi šalia ant stalo kepintas saulėgrąžas. Nežinau, kur nukeliavau. Ar jos buvo gliaudytos ar ne? Ne, nežinau. Ne. Kepintos. Kepintos buvo. Kepė. Aš tai riešutus valgiau, bet tai buvo diena. Bet jie buvo nekepinti. Matau, kad nekepinti, bet tai Ne, turbūt ne tai. saulėgrąžų kvapas buvo labai konkretus. Tada ne aš. Pas ką aš nukeliavau, nežinau, nes pagal kvapą aš labai stipriai jaučiu kvapus. Bet ar supratote, kad reikia pajausti delnų tą Taip, viską materiją, supratau ir aš kaip ėjau, kur kur aš nuėjau, nežinau. jo. Kartu Galbūt ne jisai pats, kažkas tai galbūt perėmė žmonių, kurie yra arti tą energetiką. Gal mes patys kažkur tai dar esame Gregoriuose su kitais žmonėmis ir tai gali persiduoti. Kurie galbūt nedalyvauja čia, bet tie kažkur tai gal dieną valgė, gal turi pasidėję ant stalo ar po stalu. Visko gali būti. Pagal Vasilijų Lenskį, kažkada, kur aš ten dar jaunystėje vaikščiau į paskaitas, tai mes išmokome tą kamuoliuką tokį, tą energetinį kamuolį varinėti per kūną. Tai aš supratau, kad va čia tas ir yra, ar ne, apie tą kur kamuoliuką. Kiekvienas autorius kažką savo prikuria, bet iš esmės čia yra cigūninė praktika. Jo, kad jį pasigauni ir paskui tu jį gali varinėti. Esmė paprasta šitų pratimų. Tokių ir visokių panašių pratimų esmė yra paprasta. Nes man tai buvo pats paprasčiausias būdas ir per organus eiti. Jo, nes ten nėra kur tas kamuoliukas, ten nėra tavo dėmesys. Kur dėmesys, ten energija, viskas. Tu gali pati savo algoritmiką to kamuoliuką susikurti, kokia tai patinka. Ir neveiks, nes tai bus tavo. Ir dar ką jisai mokė, tai ten tą baltosios lokės masažą kojomis. Ar jums teko patirti pačiam, kai kojom? Oi, ne, tai buvo senai, aš jau gal netgi pamiršau, apie ką tu kalba. Bet atsimenat, kad kojom galima perlipti, pereiti pagal tam tikrus taškus ir eiliškumą. Aš žinau, kad tai žmonės darė, aš nedariau ir negaliu komentuoti, nežinau. Tailandas, Taivanas, ten visos tos. Jo, žinau, kad toks dalykas egzistuoja. Tai labai gerai atsispaudo, labai atsigauna visos tos čakros. Ne, ten per meridianus, jisai sakydavo meridianai. Tai meridianai vėlgi yra mažesni tie subtiliai ryšiai tarp čakrų ir mažesnių čakrų, kurių organizme yra nuo 24, vieni sako 24, kad tai sako gal keli šimtai yra tų čakryčių mažyčių. O kas tai yra? Tai yra sukuriukai, ar ne? Sukuriukai, kurie vėlgi jie kontaktuoja, jeigu gerai veikia su eteriu. Nes per tą sukamąjį momentą su eteriu kontaktuoja, gauna energiją tą subtilį. Supratau, žodžiu, su saulėgrąžom nepasigavau, kolegos. Tai aš valgiau skrūdintus žemės riešutus, bet ne saulėgrąžas. Keletą suvalgiau, bet nežinau, ar čia tas.
Nu, pagavau kažkokį, tai vat, kai pradėjau ieškoti, tai aš pagavau tiesiog pirmiausia kvapus, aš tai klausiu. Bet čia buvo skrudinti žemės riešutai, keletas suvalgiau, buvo kaip tik ant stalo. Mano atveju buvo anakardžiai, bet jie atrodo nebuvo kepinti. Ne, anakardžiai neskleidžia. Nu, nesvarbu, bet tai fainai. Reiškia, mes vis tik vieni kitus kažkokiais relišeriais gaudom. Taip. O kas čia klausė? Vilija. Vilija. Aha. Taip. Kas dar turi? Labai įdomios paskaitos, ačiū labai, Gintarai, eikit ilsėtis. Gerai, ačiū labai, kad jūs mane paleidžiat. Aš Stachanovietės užsibrėžiau padaryti ten 5 metį per 2 savaitės, bet išeina taip, kaip išeina. Gerai, viskas spėsim. Viskas spėsim. Gerai, tai ačiū Jums už dalyvavimą, iki kito karto. Susitiksim ketvirtadienį ir tęsim po to čakras. Gerai, ačiū, labanaktis.